dieną, žiūrovai. Važiuoju iš Bristolio link Cardiffo. Ir vienu žodžiu, čia davažiuosi tuoj. Koks šitas kelias vadinasi? Nežinau, aš čia galvoju kažkoks toks biški pusiau apvažiavimas iš Bristolio oro uosto pusės. Bet važiuosi į šitą A4 ir paskui į M5 autostradą. Nekreipkite dėmesį, kad čia pypė, bet čia kameros daviklis. Tai čia mašina lenkia pro šoną, važiuoja ir karoči, ten rėkia. Tai va, susivedžiu maršrutą važiuoti į Cardiffą. Žiūrė toks, nežinau, čia pavyks man nufilmuoti. Žalias simbolis atsirado toks. Senoj navigacijai 1,000,000% gali garantuoti, nebuvo šitokio dalyko. Ir įsirado žemos emisijos zoną. Kadangi mes važiuosim pro žemą emisiją, pro šitą centrą, nu čia įeina į centrą šitą. Kadangi važiuosim mes netoli centrą, prasivažiuoja ten, tai ir tas simbolis ten, nu, ta vieta vienu žodžiu įeina į žemos taršos zoną. Ir galvoju, kas čia blemba yra. Jisai atrodo šitai. Labai biški nepatogiai man čia. Aš esu važiavęs šituo keliu, bet man tik dabar pavyks nufilmuoti. Va taip kažkaip, labai atsiprašau žiūrint į vaizdą. Tai va taip ir atrodo jisai. Tai va šitas dalykas yra aktualu iš tikrųjų, kas važinėja po, nežinau, Londonas ten visas, yra čia Anglijai Birminghamas, dar kažkurių miestų, vienu žodžiu, kas yra ne Euro 6 taršos, tai jam reik mokėti, o kadangi mes Euro 6 važinėjom, tai mums mokėti nereik. Tai va ir galvoju, pabandysiu parodyti, ar atitinka ar ne. Iš tikrųjų, tai sakau, pasikartosiu dar kartą. Važiavau pirmą kartą, tik iš priešingos pusės ir nu, viską rodo, viskas veikia, nežinau. Pabandysiu kažkaip palaikyti. Nepasėmiau laikiklio, tai teks kažkaip šitai bandyti. Suktis iš padėties. Labai nesibarkit kolektyvas. Bet kažkaip pabandysiu. Tai va ir nustebinau šitą Tomtomai galiu ačiū pasakyti. Pasakysiu vieną dalyką, tik tais, kad nežinau, ar lengvikiam rodo, nes, sakau, dabar nėra galimybės man pakeisti parametrų, nieko, bet manau, kad rodytų ir lengvom mašinom, nes lengvos mašinos, man atrodo, ar nuo 2014, gal nuo 2016, gal. Jeigu ne Euro 6, iki 2016, jeigu ne Euro 6 zonos emisija, tai irgi reik mokėti, o senesnės mašinos, man atrodo, iki, neatsimenu, iki 110 gramų gal CO šitas vadinasi. Tai gal labai ilgai neprailgs šitas vat filmukas. Galvoju, čia biškai pravažiuosi ir kažką dar biškai į kontentą įkelt. Bandau kažkaip arčiau laikyti, kad geriau matytus, nežinau, kas čia matysis, kas čia gausis. Tai va, rodo už ketvirčio mylės, nu tai čia kažkur apie 300 metrų, man atrodo. Ir pasimatys čia tas ženklas. Ir paskui lygiai taip pat mes išvažiuosim iš žemos emisijos zonos, taip vadinasi. Nu va, čia prasideda ženklas jau. Mašina šone važiuoja,
kamera fiksuoja ir viskas, ir pypsinai čia. Kamera stovi kairiai pusėj. Ir tomtome biškį spalva pasikeitus yra dabar, gal atkreipia dėmesį, nežinau. Baliamo, kai užknisa. Nepykit, kolektyvas reiks biškį pakentėti. Dėl pipsėjimo, nes aš jo išjungt negaliu. Nes čia reikiuosimės ir nustosiu neįpipsėti. Nes man čia reikia nusukti. Čia kažkur turi baigtis. A ne, čia dar atsiprašau už kelių šimtų metrų. Aha, mat rodo navigacija. Už 600 metrų. Čia tai ženklas turi būti. A, jie yra ženklas. Kairiai pusėj, kur stovi kamera, ženkliukas ten. Man atrodo ir... Aida rodo, kad dar yra zona čia. Atsiprašau. Kitas ženklas už 300 metrų tipo. Kur čia ženklas? Rodo, kad čia baigės kažkur. A, jo, va ten kamera stovi, dešiniai pusė dabar. Ant to stulpo užkabinta. Tai plius minus, sakykim taip. Čia kamera dešiniai, kairiai pusė, atsiprašau. Nu, va ir ženklas, faktiškai, va čia. Nu tai va, tai tiek va tokį va mažą trumpą filmuką norėjau čia nais nufilmuoti jums parodyti. Kažkas, kas domis, gal jau matė šitą visą reikalą. Bet pasikartosiu, mane nustebino maloniai šitas. Už šitą, tai sakau, pagarba tomtomui. Seniau galėjo anksčiau šitą įdėt. Ir va dar prie to paties kažkaip važiuoju ir galvoju. Kaunegi čia, kur planuoja senamiestį apmokestinti, įdomu, va, įtrauks tomtomas į savo šitą duomenų centrą ar ne. Nes ten kažkaip įdomi irgi, nežinau vienu žodžiu, kaip ten bus, bet kažkaip ten bus vienu žodžiu. Nu tai va, tai ką, kol kas kolektyvas tada. Iki sekančio karto. Kažką vėl parodysiu. Čiau, čiau.